Pažiūrėkit, kaip atrodo, wow. Susprogdinai balioną. Daug nežinau, Rimtai? čia ne viešai. Gerai. Kas nori tas mato, kas nori tas girdi, pradėjai nuo nulio, pradėjau aš irgi. Kas čia vyksta? Kodėl mes išvažiuojam iš Jono namų? Persikraustau į naujus namus. Negi mes, Ignai, vėl važiuojam klipą filmuoti. Negali būti. Kur mes važiuojam? Važiuojam į pajūrį, ten, kur mergos neprižiūri. Planas paprastas. Šiandien tik tai nuvažiuoti į Palangą, o rytoj klipo filmavimas. Penktadienį Giovanni and Friends, šeštadienį Joe Balvin. Joe Balvin. Tada TV3. Tiesioginis eteris. Ir prie viso to Ignas bus šunų auklė. Šitą nesitarėm, bet už papildomą mokestį padarysiu bet ką. Ar tai, Bruno? Važiuojam? Tai nusimato ilgas savaitgalis ir su daug darbų, bet kai yra darbų, yra ir smagių dalykų. Tai tikėkime, prisijuoksim ir gerai praleisim laiką. Tai būkit su manim, prenumeruokit šitą kanalą. Ir važiuojam. O kad jums būtų smagiau sekti mano kanalą, aš turiu jums dovanų. Visiškai naujus Nike kedus. Aišku, čia ne nauji, bet jūs gausit visiškai naujus. Tai tiesiog arba nuvarysim kartu, kitame video išsirinksit, arba tiesiog atsiųsiu čekiuką. O ką reikia padaryti, tai tiesiog spausti prenumeruoti ir komentaruose parašykit būtinai done. Darom vartus ir lekiam. Sveiki atvykę į Palangą, pavedžiojom šunis ir lekiam pavalgyti į Klaipėdą, tada pasišnekam su Aurimu apie rytojaus klipo filmavimą, išsimiegam ir tada va... Ne. Dar parūkam kaljaną. Pažiūrėkit, ką graži saulė pajūryje. Graži. Atvarėm pavalgyti. O žinot, kad aš va ten gyvenau ir visada čia eidavau pasivaikščioti. Būdavo kietai. Sveiki atvykę į Klaipėdą, šiandien esame gaisrinėje, kur yra nuostabus maistas, pavalgysime ir ruošimės muzikinio klipo filmavimui, kurį pamatysite jau rytoj. Mano geriausias draugas, kuris gali vloginti, tai yra Aurimas. Aš kažkada vis tiek tą YouTube kanalą atgaivinti, tu negalvoji? Taip. Gražiai atrodo ir labai. Čia po Eurovizijos toks Ignas. Visas planas, va, tai viskas sudėliota. Čia tu dėliojai? Taip. Šunuolis. Jonas mane atvežė namo, nes mėgosiu pas mamą. Tai labas rytas, mamytė padarė man kavytės. Ačiū mamam. Labai gerai mėgojau. Čia yra Rolanda, mano sesė, pati gražiausia moteris pasaulyje. Balsavo už Vaitkų. Juokauju. Važiuojame į pirmą lokaciją šiandien. Kiek jų bus iš viso? Ar žydos? Važiuojame į pačią pirmą. Sveiki, Ignas. Sveikas, tavo. Nuo 7 ryto laukiau. Ką čia žiūrit? Ar veikia kamera? Aha. Tai veikia? Po truputį. Kiek šitą kamerą kainuoja? 19 000 ko? Pinigų. Daugiau? Daugiau čia dabar. Rimtai? Tai tu nenumes, gerai? Pasiėmė kamerą už 18 štukų, kad šunį nufilmuoti. Į istoriją įsidėti. Va ir toks kemperis čia. Toks kilimukas, virtuvėlė, tokia lova. Norėtum pakeliauti? Varom, seniai, vasarą kur nors. Dviese varom, mes paliekam. Belė kaip smagu. Aliuk, atsidarai, šašlyk. Davai, metam visus darbus. 2009 metais prisireikė, reiškėsi kažkaip išsaugoti paveldėtą mišką. Nu, stovi, auga ir sulaukia jisai brandos amžiaus, o kai brandos amžiaus sulaukia, tai tada jau žiūrėk arba toliau prižiūri arba kerti. Ir mano tėtis su savo broliu, reiškėsi, sako, ką darom? Ir sako, darykim ramovę. O ramovė tai yra tokia prūsiška ramovė rikoito, kuri yra kaip ir šventvietė nusiraminimo. Okay. Ir va dabar, jeigu ateini. Ir neskaitant žingsnių girdi ramybę. Štai, make-up staliukas ir modeliai ruošiasi būti padažyti. Čia tiek reikia viskam. Čia buvo mažiausia paruošta, kas gali būti. Ai, čia mažiausiai. Jonas žiūrės vaizdą, fokusą gaudys. Ne, čia žaidimas. Plančetę tau davė, kad netrukdytum. Gaudė. Eik pažaisti. Ritmo nejaučiasi. Pablok, Ignai, pablok. Ką? Pablok. Nauji modeliai atvažiavo. Koks jūsų vardas? Gabriela. Gabriela ir... Danielė. Brūna vaidina pagrindinę vyrišką vaidmenį. Brūna, buk. Tai pasižaiskit visi tada, kai galėsim filmuoti. Išeikit. Išeit jau? Nu, jo. Kemperio sena baigta. Kaip sekėsi vaidinti? Labai gerai. Galima dar ramunėlių pridėti. Pienį. Toj pala. Dailininkas. Ignas dailė. Nu. Labai gerai. Super. Tokia paliekam. Pasižiūrėkit, sudėliojo viską, blema. Taip. Dailė. Dizainas.
Mūsų kita lokacija. Penys sod. Niekada nesu gyvenime čia buvęs, įdomu bus pažiūrėti, kas čia gera. Va, įėjimas, dangui skraidantis kūnai. Žiūrėkit, čia tie medeliai. Čia kiekvienas prižiūrimas atskirai. Atrodo tikrai gražiai. Stabdom, ačiū, judam toliau. Aš kaip visada saulės zuikučius gaudau. Super. Jo, gerai. Išlipus į krantą dar svajosiu ilgai. Nu, kaip tau sekasi? Labai gerai. Truputį turim temperatūras, bet nieko tokio. Bet viskas gerai. Kiek turi? 37,5. Ai, tai čia dar normaliai. Štai matote klasikinį Vaitkaus rinkėją. Tik už Vaitkų balsuoti. Nuo 5G saugosi. Ne, čia tas 5G Palangoje labai ima. Čia pamatysi, dar 2 metai pats vaikščiasi tokia. Kuris tavo klipas buvo mėgstamiausias filmuoti? Gal išėto nečiasi saulė. Bet Dubai irgi buvo smagu. Susimą esam filmavę Tailandė. Visi žvengia? Taip, su tavim, kai tu visą laiką būni, tai žvengiam ir žvengiam. Nežinau kodėl. Nu, tipo, manęs nėra, tai nežvengiu. Žvengiu. Biški. Nori pagauti? Nu ką, su Jonu susisporinom į 100 eurų. Vienas smūgis, ne? Jeigu įmuši man 100 eurų. Vieną smūgį turi gauni 100 eurų. Bam! Give me money. Aš tau pervesiu. Pavalgiam, pažaidėm futbolą ir važiuojam į kitą lokaciją. Va, pažiūrėkit, koks čia yra sodas. Wow. Nu jo. Tokių dalykų yra Kretinge. Kiek balų duodi vaizdui? 8. Čia gyvi? Aha. Wow. Labai slauva. Pažiūrėkit jie. Plaukia dar. Pažiūrėkit, laukia. Šiandien visą dieną ir skirta filmavimui, o rytoj jau bus kiti reikalai. Laukia Giovanio koncertas su visais draugais, tai bus Silvestras, Remis Retro, Jurga. Žodžiu, nusimato labai linksmas vakarėlis Klaipėdai, tai nepraleiskit. Operatorius yra, aktoriai atrodo va taip ir kadras atrodo va taip. Visos nakties man bus per mažai. Žiūrėkit, čia kaip kokioj oloj va, įplaukia mes. Viskas, dar viena lokacija baigta. Taip. Kaip tau patiko šitą? Labai gerai, iš tikrųjų lokacija superinė, išskirtinė. Ir šitas labai geras daiktas. Labai gerai pašvietė su reflektorium. Realiai, jeigu ne Ignas, tai nežinau, šito klipo realiai kaip ir nelabai būtų. Dar viena lokacija – Vinetų kaimas. Sveiki. Labą dieną. Jūs indėnas? Indienistas. Indėnis. Ahoj, sveikas. Tai tu vairuosi šitą visą namelį. Esi vairavus mechaninę? Nu, mechaninį taip, bet namelio ne. Mano tėtis bus prauta. O, visai gerai. Nice, viskas liuks. Taip atvažiuoja ir dabar turėtų panos išlipti. Opa. Gerai, į priekį, jo, viskas. Gerai. Bruno! Gerai, Jaunai? Išlipimą, jo, super. Bruno susipyko su Oška. Ei. Bruno. Viskas. Negalima. Važiuojam, viskas jau prie jūros, nes saulė leidžiasi, reikia padaryti gražių kadrų paskutinių. Patiko, Bruno, ne? Kaip namie, nenori važiuoti. Te višto yra, triušių, zuikių. Atvažiavo dronistai, patys populiariausi Klaipėdoje. Ir štai jų cinematic dronas, kur galima kabinti net kamerą ir filtrus ant dėti. Crazy, pažiūrėkit, kiek batarkių. Kultai, 8. Dabar bus drono kadras, čia kils, važiuos kemperiukas ir per apsus gražiai atrodys. 3, 2, 1, važiuojam. Priekį daug mašinų, bet gal nieko. Greičiau man tai būtų. Aš lėkiu tenai. Drono kadrą turim. Varom dabar prie jūros. Beje, susipažinkit, čia yra agentūros direktorė. Kaip jūsų agentūra vadinasi? Duo management. Duo Management. Pati geriausia agentūra Lietuvoje. Mergaitės, jeigu norit Pačios būti gražiausios. modeliai, kreipkitės, rašykit. Tai ko reikia, kad galėtų modeliauti? Ūgis, personality, charizma, bet tam reikia laiko, reikia kantrybės. Turi tave tai vežti, nes jeigu tu tai ten darai, galvodama, kad čia nori užsidirbti greitų pinigų, dažniausiai nepaina. Tai kažkas turi būti special, nes gražių taigi milijonas. Kažkas turi būti tokio, ne? Bet kažkas turi būti special. Okay. Ir paskutinė šios dienos lokacija, pažiūrėkit, čia yra toks kempingas ir visiškai prie jūros. Saulėlydis leidžiasi per greitai, nes dar net neatvažiavo mūsų kriu. Nežinau, ar spėsim nufilmuoti. O, kol dar saulė yra, gal panaudos tavo kadras. Toks kryžius. Dar šitą važiuoja turbūt vis tiek. Turėsi
Va, dar toks, va. Greitamobilis, šaltas įdras, šauk ir atsigauk. Nu, pažiūrėkit, koks grožis. Saulėlydis tai 10 balų. Kurio neturėsim klipą. Aš jūs pafilmuosiu, gal įdėsim į klipą. Nu, pagaunat kažką? Jo, kažkur pagauna. Yra čia žuvies? Jo. Rimtai? Pleksim. Jo? Į karčius mums pakliuoja. Nu, parodykit. O 5 žuvis karčius. Nu, gražios. Kiek laiko gaudėt? Visą dieną? Ne, daug nesnė, tai daugiau. Rimtai? Nu. Ir krevečių pagaut? Ne, tai galim maksimą. Kibims yra? Jo. Traukiam, va. Didelė, bet bus. Bus, sakai? Kažkas turi būti. Nu, va. Nieka nėra. Viskas, vakarėlis! Viskas. 5 minutės liko, bet spėjom. Va, pas mane kamera irgi 2 minutės liko. Nežinau, ar spėsiu kažką dar nufilmuoti, bet viskas, pasidžiaugiam saulę. Rytoj nauja diena, dar bus veiksmo, tai va laukit. Panas Vaskino, kas bris į vandenį ir čia pralaimėtojas paploja! Pažiūrėkit, kaip atrodo, wow! Gražu? Pasitikį mane, atgaivinki mane, iki ryto aušros dar būsiu čia. Taip, Jonai, tavo klipas, kaip tu jautiesi? Gerai, ko nefilmuojusi kamerą. Ai, nebėra vietos. Ką prognozuoji šitam gabalui? Nieko neprognozuoju. Kodėl? Prognozuoju, kad vasara bus šilta, dangus mėlynas ir matysim jūrą. Nu va, paskutinis, žiūrėkit, koks setupas gražus. Nu nerealiai atrodo, dar čia ant projektoriaus eis klipukas. Pasitikė mane. Nu. 3, 2, veiksmas, važiuojam! Paskutinį. 11:02. Baigta. O, Gitana, ateikit jūs čia, na? Pabaiga! Labai ačiū visiems. Ačiū labai, viskas. Labai bus šios vasaros klipas. Čia yra rankena, dam ir tada. Va. O. Ten biškai suplyšę, bet nieko tokio. Turi tai būti. Jo, čia taip. Gerai, mano sesė turi vabalą. Oi. Čia atsargiai, čia krenta biškai. Tai ką, važiuojam pas Joną, Inesa veža mane, šiandien mes turime special dieną, nes vyks Jono, sakykim, diskoteka, kuri vadinasi Giovanni and Friends. Inesa irgi gal atvarys. Atvarysi? Jo. Tai visi laukia šiandien be proto šito įvykio, o Inesa varinėja visą vasarą su kabrioleta, tai jeigu pamatysit ją mieste, pamojuokit. Tai taip važiuojam. Mergaičių tripas! Vėjas plaukus kedena. Gerai, atei, Nesa, sėkmės. Va, pažiūrėkit, koks vabaliukas. Jau montuoja klipą jau, vakar nufilmavo, jau sumontuotas. Parodysi? Nu, paro. Ai, o beje, kada išeisidi? Birželio 2. Bus paskelbta arena. Bus paskelbta. Tai į areną visi pas Joną, greitai. Greitai. Bilietukus dabar spaudė tą pačią. Kur linkas, kur ras bilietus? Bilietai.lt. Pažiūrėk. Giovanni. Visi garsiausi hitai viename grandiozinėme šou. Žalgirio arena. Giovanni Show. Padovanosiu tau nepamirštamą vakarą. Čia dar nepamirštamą. Va, ir Lukas čia ilsisi Palangoje. Hello, taip, mano namai ten. Labas. Kada man fotosesiją padarysi? Nežinau dabar, gal mano atostogas. O dabar Jonas varo susidėti mūsų zoną. Aurimas filmuoja. O ką tu darysi? Parysi dar 9:11 pažiūrėti. Nu, patiko? Labai patiko. Perku. Tokį dvimą. Bomba, seni, bomba. Smagiai pasivažinėjot? Ne. Labą dieną, Jurga. Kaip gyvenimas? Kaip gyveno? Gerai, matai. Gerai viskas? Mėlyna, viskas gerai, kaip dar. Tai prie jūros, prie dangaus, čia labai derinatės. Nu va, čia renginių kombinatas. Nu pažiūrėkit, kokia scena. Seniesa. Labas. DJ. Labą dieną. Čia visur sustos, va, taip judės kaip aurimėlis. O, Ignai, pamojuok. High five. Susprogdinai balioną. Remixas naujas.
Tavo eilė. Čia karališka erdvė. Čia žinokit šios vasaros hitas. Tie, kas klausysit, pasidalinkit Instagram'e ir užsakykit Igną ir mane, mes persidalinsim. Man atrodo, kad viskas gerai, visi pasičekino, išskyrus Silvestrą, bet jisai kaip Eurovizijos dalyvis, jau profas, tai jam nereikia samčiako. Nereikia. O dabar Vizija irgi samčiako nedarė. važiuojam valgyti. Jo, nedarė samčiako, tik tai 6 generalinės. Geriausi draugai, mano! Nugalėtojai! Nu labas, Silvestra. Kaip tu? Gerai? Atvarė visi, turiu išvaryti dabar. Mano darbelis dabar paimti Damuką iš oro uosto, tada paimti Simutę su Luku. Nežinau, arba važiuosiu dar spėsiu gal pavalgyti, nes visi valgo, o aš nespėjau. Ir tada jau varysim į pagrindinį vakarėlį šiandien. Žiauriai gražus saulėlydis. Čia žmonės visi irgi sustoja, laukia, kol parskris žmonės iš Londono. O, lėktuvas leidžiasi, žiūrėkit. Labukas. Labukas, Adamukas. Labukas. Welcome to Planga. How was the flight? It was amazing. Amazing. Yeah, I'm so happy to be here. It's like the weather's so great. I love your mustache. Yeah, you like it? Yeah, you look handsome. Jau pasiruošęs? Ne. Atrodai, tai neblogai. Nu ir per šitą šokius susikniso mano mikrofonas, tai visą laiką filmavau tiesiog be garso. Yra tas garsas, bet jis labai lievai įrašytas ir aš jį maksimaliai užgarsinu, kad jūs kažką girdėtume. Tai labai atsiprašau, rytoj jau su garsu viskas bus gerai. Nu kaip smagiai pavalgėt? Ne, žiauriai, skanus maistas, iš tikrųjų labai daug Ignai praleidai, labai daug praleidai. Nieko nepraleidai, ten netešė. Absoliučiai nieko nepraleidai. Nieko nepraleidai. Nu tai matot, labai greitai važinėjo. Bet pakalbėt, pažvengėt. Tai ką skubam, Pažiūrėkit, ką mes turim. Naujas svečią mūsų vlogė. Tai yra Laitukas. Jis važiuoja su manim į Vilnių. Nesuprantu, kas vyksta. Jis važiuoja. Pagrobė mane, pagrobė. Parodysim tave Linutį. Adamukas jau susidraugavo su Laituku. Iš pradžių į Kauną varam. Žalgirio areną. Tu būsi pirmą kartą Žalgirio arenai. Tu nesmeika. Čia įvolvinau. Nuotraukytę. Bum. Važiuojam, pradėjo skęsti autostradą. Esame Kaune. Ir Laitas pabėgo. Nu Laitai, kur tu bėgioj? Einam į koncertą. Hi, doggy. Laitai. Hi, doggy. Say hi. Visi išprotėjo dėl Laituko. Laitas čia visiškai žvaigždė yra. Tokį va turim. Joe Balvin. Nu va, Jonas pasirodo. Jau groja. Apšildo čia Balvin. O mes su Laitu žiūrim. Taip, Laitukai. Kaip jūsų nuotaika, viskas gerai? Man didžiulė garbė dalyvauti šitam renginį. Žinau, kad bus labai geras vakarėlis, turi didžiausią latino žvaigždę čia Lietuvoje. Kol kas leiskit pagroti lietuviškos muzikos. Rinkėjimas ir let's go! Žiūrėkit, kas čia šoka tokie. Argi net Norbertas su Goda. Viskas. Gerai sekės? Varom? Let's go! Vėliavos kelio Kolumbijos tik tai. Rimtai? Aš galvoju, žinai, vien lietuviai bus. Nu tai atvaro iš kitur. Tai gal gyvena čia? O dabar turim atsidurti per valandą 50 minučių. Vilniuje. Palauk, man vairuoti ar tu? Kaip tu nori? Nu ką, mes jau Vilniui. Jonas jau nubėgo, nes skubėjo pasirodyti. O aš pastačiau mašiną ir mes lekiam pažiūrėti, kaip jiems seksis.
Ir kiek čia žmonių atvarė Ukrainos palaikymo koncertą? Nu, man dabar filmuos vlogą ir visi šį kartą pasijungia. Tai tu jau pasirodai? Aš jau pasirodžiau, viskas. Kaip sekėsi? Mano pasirodymą, labai gerai. Kokią dainą dainavai? Spėk. Jei leisi? Ne. Gyvenu dainavą. A, gyvenu. Jo, bet irgi gerą. Supratau, ką veikėt? Maisto galvom užsakyti, nes liko 20 minučių, tada einam persirengti ir tada einam į afterį. Ok, kokį afterį? Kokį norim. Ne, šiaip tai afteris yra, čia ne viešai. Gerai. Sorry. Labas. Jo? Darom TikToką, gal galim jum įsidėti. O ką darot, kokį TikToką? Atveriau čia pasivaikščiot su laitu, žiūrim. O, stoteliai va. Ignelis, Linutė. Bėga jie. Ja, manau, kad laikas pabaigti šitą vlogą. Turėjau labai ilgą savaitgalį, sakykim. Tikiuosi jums patiko žiūrėti šitą video. Kažką sužinojot, pasijokėt ir gerai praleidėt laiką su šitą vlogu. Jeigu patiko, pasidalinkit su draugais, pakomentuokit, pasubscribinkit kanalą, nes siekiam, nežinau kiek čia siekiam, 5 štukų. Tai pasimatysim kitose videose. Ačiū už laiką visiems suteiktiems žmonėms. Buvo labai smagu. Ir šiaip džiaugiuosi, kad Lietuvoje galima tokį laiką turėti. Tai esu labai laimingas dėl to. O jums linkėjimai iš Vilniaus. Ir nuo Laito. Laitai. Like.